Šratasvydžio larpas. Kaip nustoti šaudyti ir pradėti vaidinti. Atvažiavote į Šratasvydį, prisipilėte pilną maišą šratų. Susireguliavote hop-upą ir esate pasiruošę užkurti tikrą pragarą. Bet vietoj to jūs verčia 3 valandas vaidinti viduriavimą, nes atsigėrėte radioaktyvaus vandens iš balos. Sveikiname, jūs patekote į Šratasvydžio larpą. Larpas Šratasvydyje! Tai kai tavo kietas ginklas už 1000 eurų reikalingas tik tam, kad gražiai kabotų ant diržo. Pagrindinis ginklas čia – tavo liežuvis ir aktoriaus talentas. Jei nemokėsi rytą minučių derėti su vietiniu šamanu dėl surūdijusio varžto, kuris pagal užduotį yra branduolinės šachtos raktas, tau čia bus sunku. Čia niekas neskaičiuoja, kiek priešų nušovėte. Čia skaičiuojama, kiek kartų susitarėte, ką apgavote ir ar sugebėjote išgyventi neiššovę nei vieno šrato. Kaip tai žaisti? Pirmiausia, pamiršk įprastas taisyklės. Gavai šratą į ranką, ji tau neveikia iki fazės pabaigos. Gavai į koją. Šliaužki rėk taip, kad Stanislavskis kape apsiverstų ir sušuktų. Tikiu, kuo garsiau kenčiate, tuo žaidimas atmosferiškesnis. Antra, užduotis jums gali duoti misiją tiesiog vaikščioti po poligoną ir rinkti gandus arba saugoti 3 plytas ir jūs saugosite jas su tokia išraiška, tarsi tai būtų paskutinio priešnuodžio statinės žemėje. Bet žinote ką, kai visiškai pasineri į šią atmosferą, kai išsitrina riba tarp žaidimo ir realybės, supranti, kad paprasti pašaudimai jūsų nebeveža. Larpas leidžia jums nugyventi visiškai kito žmogaus gyvenimą per vieną savaitgalį.